pagaminsim. Norėjau sakyt valgys. Pasgaminsim stiklą. Tai dabar pažiūrėkim, kurioje vietoje bus stiklas. O dabar čia biškai bus problema, kadangi pas mane name vienu blokeliu ir žemiau grindys. Tai reiškia, kad man stiklas išeis kažkur vat šitoj vietoj. Tai šitoj ko gero vietoj durų padarom. Čia vos ne bunkeris, karoči man. Vat pažiūrėkit, nu. Nieks neteina, ne. Tai čia rimtai slėpsimės kaip... Kokie... Nu, žodžiu. Geriausia būtų langas čia įdėti, bet kad va, tas langas tada reikėtų kažkaip pašokti, jeigu norėčiau pamatyti, kas už lango. Nu ką, gal vėliau perstatysim šitą. Dabar tiek to. Gerai, kad toliau, kur langas galėtų būti. Neturėtų, bet galėtų. Ko gero šitą pusę, nes gana lygus vaizdas. Niekas kaip ir netrukdytų. Gerai, štai čia. Tai jau 4 bus stiklai. Nors ne, aš padarysiu tuos glass panel. Jo. Žinau jau, ką darysiu iš to inkse, kur gavom iš tų, iš 8 kojų. Tai padarysiu juodus langus, kurie visai turėtų derėti prie mano šito tamsaus namuko. Blogio namuko. Ok. Gerai, tai ir šitą pusę tada dar. Langelius kelis. Na ir šitą pusę nieko, ko gero neverta, nes kiek aš čia matysiu pro šitos 2 langelius, tai šitos 2 blokus ir daugiau nieko, tai čia manau net neverta dėti. Pala saulė kurioje vietoje? Vat saulė eina taip, vat. Taip. Tai reiškia, kad man saulė, nu žodžiu, apšvies. Na gal ir ne. Gerai, žodžiu, taip. Dabar, kiek čia dar iron, dar irono biški liko. Ir taip, kelnes ir, žinoma, įrankius pasidarysim. Dar kol čia kepa. Biški pienas liežuvis. Užsėsim savo nuostabiųjų sėklų. Stebuklingųjų. Kurios mums turi duoti labai didelį derlių. Tikėkimės. O, gerai, galvojau, sumindžiusiu šitą laukelį. Gerai, žiūrim. Nu, ką žinau. Nemanau, ar čia mes labai daug iš šitos fermos, jeigu galima pasakyti, labai daug gausim maisto, bet vis kažkas. Šiaip daugiausia vis tiek gaunam iš visokių vat, gyvūnų. Tai pažiūrėkit, kiek iš gyvūnų gavom ir kiek gavom iš fermos. Tai pažiūrėkit, palyginkit. Nu žinoma, aš ūkininkau, taip galima pasakyti. Pradėjau jau dar gana neseniai, palyginus su šituo su gyvulių žudimu. Nes vos tik atsispoinau aš tada iškart, nu vos tik sukūriau pasaulį, vos tik atsispoinau iškart šitos pamačiau, kad aplink mane pelenkiek šitų gyvūnų. Ir taip, triušis čia nieko neišmindė, kiškis yra. Nu, kaip ir ne. O čia gaidys jau mano sėklas knysė. Gerai. Pasimkim dar mėsai kept. Biški. Gerai, čia paskutinis ironas iškepa. Ir tada smėlį kept. Tikėkime, čia užteks man. Pusę čia jau iškepė atseit. Bet dar tik tai tipo pusė šito prisinaudojo kol bloko to. Tai eiktų savo. Čia nesveikai daug kepsa reiškia. Čia kartais dabar aš kaip, ne, pala, kaip permėgi. Tai kaip permėgi, man rodos, nepagreitėja kepimas, ne? Ne, gerai. Galėtų pagreitės. Gerai, susidam visus nereikalingus itemus čia. O kaip ten nereikalingus?
reikalingus, tik nenaudojamus kol kas. Greičiau susivykiuojam gražiau, jo, kad būtų gražiai. Ir jo, padarysim metalinius įrankius, kad būtų zaibės. Gerai, 6, kiek pala, 8 reikia, o tai kaip tik turėsim šitą irono, ne irono, šitų stiklą ant nudažymo, nes jeigu norit nudažyti stiklus, man rodos, reikia 8, jeigu neklystu. Čia greit pasiemam šitą mėsą, įdedam šitą. Ir jo, tai pala, dabar pirmą reikia kardą. Tada reikia pikeksą. Tada reikia kirvuką. Ir kastuvui nebeliko, nu, žodžiu. Tiek to. Čia kaip ir dega be reikalo šitą krosnis. Ok. Gerai, čia žiūrim, kad neištuštėtų čia nieks. Gerai, tai dabar mums reikia to inkseko, kurį gavom. Vieną. Ir... Opa. Juodas stiklas. Padarom stos pain. Ir uždengiam. Nu va, gana gražiai iš tikrųjų. Tai jau, biškį mėsos dar čia neiškepė. Čia iškepė. Įdomu, nebesugebės jaučiu čia iškepti šitą paskutinę mėsos gabalą. Davai. Eik tu, pizdon. Bet čia žiūriu dabar, kai pritrunka šito atseit, nu, kaulo ar dar ko, tai po biškį sumažėja ir jeigu tu spėsi įmesti medį, tai toliau tęsis. Tai čia kaip ir visai neblogai šitas dalykas. Čia man bent jau atrodo, kad visai gerai taip. Nes seniau būdavo kepi, pritrunka ten kažko iškart, visas dingsta tiesiog. O dabar normaliai. Tai kaip ir geriau. Gerai, irono vieno ant kastuvo. Iron. Ir jo. Gerai. Kiek čia turim flinto ir 3 feederius. Čia strėlės pasgaminsim. Man rodos taip gaminasi, ne? Ne, palauk, kaip tik atvirkščiai taip. What? 12 strėlių. Maisto čia jau gavom tikrai nemažai. Ką dar čia mes galėtumėm iškepti? Nekepa. Nieko nebeturiu ką iškepti. Tai tegul pabaigė degt, nors iš tikrųjų gal dar galėjo iškepti apie 8 daiktus. Nu, bet jau nebesvarbu. Gerai, čia panašu nelabai nori augti kažkas. Turim gana neblogai apsišarvavę, jeigu taip galėtų pasakyti. Ir jo. Tai tikrai šitas video bus dalinamas į 2 dalis. Tai pirmoji jau ko gero pasibaigė senai. O antroji tai dabar eina. Dabar darau. Ok. Čia biškai sunku pasiekti tą grybą. Kiek aš turėsiu dėl jo lipti. Ok. Ko gero dar gaminsimės grybienę. Opa, pasiekiau. Gerai. Grybienę darysimės. Nors ten jau su ją vargas, nes carmas ten... Jeigu keliautumėm ir reikėtų pasimti tą sriubą, tai eikit savo, kiek čia būtų vargo. Kadangi, kai pasigamini tą sriubą,
Tai kiekviena mindelė turi būti atskirai. Ir dar tas, kai būna atskirai kiekvienas bildelis, tai, nu, žodžiu, jie ten atskirai kiekvieną valgyti, nu, žodžiu, nėra labai patogiausias dalykas, bet gana pigus dabar iš tikrųjų, nu, bent jau jį pasgaminti dabar yra gana lengva. Tai vat. Turim 4 šitos. Ir pasidarom 4 šitos. Turim 4 šitos, pasidarom 4 šitos. Jo, labai viskas aiškiai komentuojama. Be jokių priekaištų. Tai va, labai būtų gerai, kad eitų dieną pramiegot. Nu, šiaip tikrovai, taigi įmanoma dieną pramiegot, jeigu labai nori miegot. Turėtų eiti pramiegot, nu, bet žaidimas ir žaidimas. Nes dabar man būtų visai neblogai, naktį. Būtų neblogai pakapot šitų visokių padarų, kurie man galėtų duoti šiek tiek dropo. Pavyzdžiui, šitų siūlų ant lanko, nes dabar man kaip tik lanko reikia. Nors ką man to lanko, aš tiksliai net neįsivaizduoju. O šiaip tai žaudimai. Tai visai neblogai būtų man tas lankas. Nors aš to lanko gal nelabai ir naudočiaus, bet vis tiek. Kas per vyras be lanko? Gerai, čia žiūrim, biški. Jau nebeturiu ką pasakyti. Po biški tas mano komentavimas vis blogėja ir blogėja. Tai ko gero labai jau ilgo video nebebus, nes aš jau pradėjau kimt. Kas yra labai keista, nes labai retai gyvenime, būna, kad užkims. Bet šiandien tas išskirtinis atvejis. Gerai, šitas kaip ir turėtų. Gerai, turim dar didesnę šitą fermą, kurios negalėčiau pavadinti fermą, nes jinai yra ne ferma, čia kažkaip greveliai prie tvenkinėlio. Tai jo, nu ką žinau, dabar reikia sulaukti tiesiog dienos labai, nakties. Ir tada jau bus normaliai, bet nelabai man išeina čia lauk, kadangi taip jau lėtai juda tas laikas. Eina laikas, tai nejuda. Tai jo, bet blemba, pažiūrėkit, tik naujai pasidariau šitą eksą, jau iškart jau pusė, galima sakyti, jo nebėra. Daugiau negu pusė jis jau išsinaudojęs. Nu, ta tarpu kartas ir pikeksas net nepanaudotas. Tai jo. Gerai, nelabai čia man kažkas gero dabar kas nuveikt. Mobų jokių nėra aplinkui, ką galėčiau pažudyti. Mainint kaip ir nebesinori, jau sakiau, šiandien kažkaip užtenka šiandien mainimasi. Ir taip visai neblogai lūtą radom, neladom. Ir net nežinau dabar, ką man su šituo aironu padaryti. Tai kol kas maisto užsiimsim. Ir va dabar išeinu į namą, įeinu į namą. Ir tiesiog be jokio tikslo aš čia vaikštau. Ir dabar neturiu net ką komentuoti. Tai jo, manau jau video ir baigsiu. O blemba, aš esu pikeksu kertu. Tai jo, video kaip jau ir baigsiu, nes, jau tiesiog nebeturiu apie ką čia pašnekėti. Iš tikrųjų, manau, kitam video daugiau ką sugalvosiu. Tai vat, kaip aš sakau, šitas video bus dalinamas į 2 dalis. Kaip ir sakiau. Tai jo. Gerai. Blėt, nichuja čia negerai. Nu gerai, biškai nuskeikiau, bet nekreipkite dėmesio. Ok, tai video, kas nepastebėjo, tai yra visiškai be edito. Nes video, ta prasme, nebuvo net įkelti į Sony Vegasą, nes mano tie visi video ir taip yra, jau kai tik filmuoju, iškart yra daromi su labai gera kokybė. Man rodos, ar tik ne 720. Dabar aš palaukit, to pasakysiu. Biškai nekreip dėmesio. Nors nichuja čia nekreipt. Žodžiu,
Aha. Na, žodžiu, nekreipit dėmesio, ką aš čia bandau. Pats dabar tiesiog aš YouTube atsidaręs. Sveiki. Ai, mano šitas, va dabar kai tik pažiūrėjau savo video, vieną, praeitą. Tai mano šita programa tiesiai filmuojant 1080 paėmtų taškų, nu, rezoliucijų, nu, žodžiu, HD atseit. Tai 1080, tai čia net nereikia renderint, jokių papildomų pastangų su Sony Vegasu, kurių, manau, man net nereikia, nes aš, jeigu reikia kažką iš video iškirpt, nu, tai aš iškirpu su tuo, su YouTube tuo kūrimo įrankiu kažkokio, nu, kur žinot, daugelis ko gero, kur atseit, nu, man tik iškirpti, ten, žinot, nieko labai, nieko labai ten nereik daryti, vien tik Sony Vegasą darytis dėl to, kad iškirpti kažką, tai labai yra nesąmoninga, nes paskui dar reikia renderint atgal, tai jau tada shit būna, nes kam dar papildomai ten renderint, kai iškart jau būna, ne iškart, nu, ta prasme, vos tik nufilmavus būna ta gera rezoliucija, tie HD, tai iškart būna, tai kam čia dar berenderint. O jeigu su Sony Vegasu darysiu, tai reikės renderint. O aš nenoriu renderint, nes man tada labai ilgai renderina pirmą. Laiko užima ir šiaip tiesiog nenoriu aš renderint. Labai tingiu iš tikrųjų laukt. Nors ir turėčiau laiko, bet laukt nesinori. Tai va, pirmoji kova. Ne pirmoji, šiaip jau buvau kažkada kryperis neužmušęs. Gerai. Bauną vieną gavau, kas nėra man čia. Man reikia varų labai. Bet varų, oba, netgi 2 variukai. O, ir nesakykit, kad siūlų neišmetėt. O, bet tai tik 2. O, dar vienas. Nu, šitas turi išmest bent vieną. O, 2 išmetė, labai gerai. Labai gerai, tai viskas galim pasgaminti langą, kurio net nežinau, ką man reikia. Nu, tiesiog reikia. Kažkam. Tai, kaip ten palagaminamas jisai. Pagaliukų kažkiek tai ir... Nu, žodžiu, aš nesu ten tas Minecrafteris labai didelis. Bet, čia visai neblogai taip pažaist. Taip visai įdomu iš tikrųjų dabar. Šiaip nežaidžiau jų labai senai tų... to MC, bet... Pastebėjau, kad vėl pradėjau žaist. Nu, ta prasme, užsikabliavau vėl ant to MC. Nu, patiko, žodžiu, vėl, karočią. Jau buvau taip lik ir visiškai tas MC, karočią, man buvo nebeįdomus. Va, yra. Praleis. Tai buvo kaip ir nebeįdomus. O dabar viskas gerai, karočią. Ir... Nu, vėl įdomu, žodžiu, žaidžiu, net filmuoju. Bet filmuoju dar dėl to, kad neturiu ką filmuoti. Jeigu turėčiau kokį žaidimą filmuoti, kokius epizodus kelt, tai aš tikrai kelčiau kažką kitą. Nu, bet kai neturiu, tai neturiu. Tiek to. Tai va, gerai, tai žodžiu, vat, naktis atėjo, mano svajonės įsipildė, gavau savo lanką, kuris nežinai, kiek čia tarnaus man. Ir matom, va čia keletą taikinių, kuriuos turiu nuimt. Tai viskas ataka, karočią. Kodėl nesproksas prie savo fucking šito skeletono? Opa, pataikė. Šiaip man skeletonai nelabai pataiko. Bet dabar išskirtinės pataikė. Gerai, tai kaip jau sakiau, nesąmonę nebekalbėsiu, nes kai video jau maždaug pabaigą darai ir kai atsisveikint reikia, tai kažkaip dar vis kažką nori pasakyti, bet jau tada jau kai sakai, tai šūdamali. Tai va, tai greit dar užvalgom, kad čia būtumėm prieš atsisveikinimą sotus. Nors koks čia atsisveikinimas. Gerai, čia greit grybienę sudedam. Grybienę, kurią šiandien priviriau. Mėsa, bones,
Gunpowder. Tai va, tai dėkui visiems, kad žiūrėjot. Manau, kitas video, nors čia jau per dieną antras video nufilmuotas, bet jie bus, iš pradžių, kai kelsiu, bus privatus vaizdo įrašai, bet po kiek laiko aš juos paviešinsiu, kad, per vieną dieną 2 video kažkaip nelabai man. Visai geriau per kelias dienas, nes jeigu, pavyzdžiui, aš kitą dieną negalėsiu kurt, tai bent jau turėsiu kažką atsargose. Tai va, tai galėsiu paviešinti ir tiesiog bus tas pats kaip įkeltas video. Na va, tai jeigu turit kokių idėjų, pasiūlymų, žaidimų, visokių ten, kokių norėtumėt, tai galit laisvai komentuoti, parašyti komentaruose, kokių norit ten žaidimų. Šiaip, tai pabandysiu, jeigu gerą žaidimą pasiūlysit, kuris man patiks, tai aš tikrai jį sužaisiu. Jeigu man nepatiks, tai tada nekursiu, nes, tiesiog nėra tada noro žaisti žaidimą, kurio nenoriu žaisti. Tai vat. Tai okei, šiandien, nieko labai daug nepadarėm, šiaip šiandien tai daug padarėm, palyginus. Bet, nežinau, čia dar, sakau, neįsivaizduoju, kaip ten su tais epizodais dabar bus reikės jaučiu šitą video vos, gal netgi į 3 karpyt. Ta prasme, į 3 dalis. Tai vat. Na ką, tai jau gal rimtai atsisveikinsiu, nes, jau čia nebeturiu kas pasakyti. Tai va, tai viso gero visiems, kad žiūrėjot, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit pasubscribint, taip mane paremsit. Ir jo, tai va, nedelsk ir prenumeruok, tai viso gero.